Rinkimai jau artėja, kandidatai sukrutėja. Rokiškį šturmuoti ruošias, sienos jų plakatais puošias. Pažiūrėkim, pasvarstykim, ką jie ruošiasi daryti, kam priklauso, kaip gyvena, kalba drąsiai ar nekena. Gal pradėkim nuo Kužiulio, konservatorių gerulio. Šiaip mažai dar kas jį žino, o Šulų-Gatvė kaimyną. Jo svajonė rudeninė tapti mūsų visų kaimynų, o tada Kužiulis duos, Seimo kėdę prismatuos. Prie Barausko jau priėjom, Seimo nario patarėjo. Šviečia Seimo jam langai, kviečia chebra bus gerai. Miestas skęsta nuo plakatų, kai važiuoji samakatų. Reklamėlės užsipirko, partija jam stato tiltą. O vagonis labai tyliai, paslapčiom kažkaip nebyliai. Liaudžiai daros neramu, gal kur dingo su smauglių. Feisbuke tik agituoja ir babotės pašafuoja. Jau labai ramu kažko, šou mes laukiame iš jo. Yra dar toks vienas rimtas, jis Karpavičium pramintas. Negirdėjot, nepažįstat, gali būti, kad jūs klystat. Ginklų turi nemažai, jo medžiotojai draugai. Jei išrinksit kažkada, bus pasaulyje taika. Štai sukluso žemdirbiai ir Jarutis bus gerai. Kandidatas solidus, miestų šviečiasi dangus. Jonas žodžiais nesimėto, mėgsta krepšį ir baletą. Myli jis labai tėvynę, neš Seime atsakomybę. Adomavičius Ignotas ne per baisus ir bagotas. Žemaitaičiui imponuoja ir rinkėjus agituoja. Žada permainas valstybei, nebebus daugiau blogybių. Teka Nemuno aušra, tegul laimi Lietuva. Subrūzdėjo jų skemai, gali būti negerai, nes direktorius gerasis Seimo pusėn tuoj gal mesis. Liberalai sujudėjo, Kirštautą kovon padėjo. Tik ar gausis nežinia, nes skemuos nedauguma. Yra dar du kandidatai, rokiškėnai jų nemato. Bet kad kortų nemaišyti, teks trumpai juos pristatyti. Yra Giedrius toks dainys, jis nuo Dusetų išvis. Muzikos vaikus mokino Londono mokykla vyną. Laisvę myli, teisingumą Zuoko pritarė gerumui. Jei rinkėjai pasirinks, partija tikrai atgims. Na, o kitas kandidatas Zarasų taryboj matos, vardas jo yra Gintaris. Patikėkit, kaip jis arija. Jaučius jis sartuos augina, mėsą puikiai subrandina. Regionui atstovauja ir smagiai ūkininkauja. Na ką, mieli rokiškėnai, ruoškitės lemtingai dienai. Pamąstykit, kas jums tinka ir balsuokit, kaip patinka.